sekanti kova Utmui. Žodžiu, Adas sakė, prieš kovą užsikraut anglių, tai paėmiau švaikeliai 5 kilus. Teks, ką žinau. Nežinau, ar matosi, jaučiu, kad ne. O kas to priešininkė bus? Su mergom vis tiek daužysies, ir per trefką. Surasim dėką. Kiek sveri? Šiandien. Ir dalyvimas. 9-8 lygiai. Kiek koks vardas tavo? Karolis. Pavyko. 100 gramų. Mano sveikatos būklė yra gera. Jokių traumų neturiu. Ką žinau, šiaip džiaugiuosi, kad taupau tą svorį, blės. O toliau žiūrėsiu. Paklaus po kovos, kaip tas kitas bičas jausis. Mano naujimui tai šortai man sėkmę atneš, manau. Young sexy motherfucker. Taip nepatartina rūkyti prieš kovą, bet kadangi, tai aš jau pro visai kaip lygis, tai aš galiu daryti viską. O. Ir supermeną, karoči. Čia kur. Šmatą išeisiu vieną dieną. Žiūrėkit, kokia protinga beždžionė. Pati moka atrakint duris. Tai pradėjo rinktis didesni vyrai biškį man baisu pasidarė, nes nebe toks jau didelis pasijaučiau. Tai šiaip stresuoju visai. Bijau, kad nesupistų žandikaulio paka. Šalta, šilta, visokie įvairūs jausmai. Šiaip, tikiuosi atstovėt, nenukrist, nepadust. Šiaip reiktų tikėtis, kad laimėsiu turbūt. Bet žinai, čia pirmos varžybos. Tiesiog save noriu įsibandyti, pažiūrėti, kaip atrodau ringe ir nieko per daug nesitikiu. Iš tikrųjų atstovėt. Tokius, kai pamatai 105 kg. Tai ačiū Dievui, kad aš nusimečiau iki 9-8, nes pizda, jeigu būčiau įveitas, mane būtų užmušę. Gal ir dabar užmušę, aš dar nemačiau savo priešininko. Šitas va gal bus, tikiuosi. Dar prieš šitą pastovėčiau. Čia bus koja. Važiuojam.
Vačia. Ir dabar. Šonis apatinis, vačia. Vėl koja buvo. Aukščiau kairę ranką. Vačia. Ir pas. Ramiai. Vačia koja. Vačia. Pilvas. Užsidenk kairę ranką aukščiau. Gerai, važiuojam. Pilvas. Vačia. Kelias į pilvą. Gerai, viskas. Važiuojam, pats spaudžiu, nusiimu tą ranką. Važiuojam, stoja, žemas stoja. Vačia. Ir apatinis, šonis apatinis. Vačia pilvas. Dar kartą. Ir atsakyk. Vačia, apatinis, vačia, dar. Muško lauk. Kelias. Važiuojam, spaudžiu, pusę minutės. Važiuojam, vačia, vačia, mušytam, vėl kelias. Dar, blogiau, smūgį. Mušy, karangi, mušy. Overhead, važiuojam. Nemėgi dirbi, dabar, galas. Važiuojam, galas, mušy, rankas mušai. Jo, tai išėjus pajutus bachuriuko pirmus smūgius, blemba supratau, kad čia rimtas reikalas ir skaudės ir toliau. Ir tuo momentu atrodo pamiršau viską, ką treneris sakė prieš kovą ir tiesiog atrodo jau kovotų už išlikimą, blemba priešininkas, tai šiaip žiauriai kietas, labai patiko, kad jis dar po to antrą kovą kovojo. Po mano kovos tai nežinau, kaip jis vertina mane, būtų labai įdomu sužinoti, bet žinau, kad bičui lūžo pirštas. Aukštas, stiprus, jaunas, galingas varžovas
su daugiau patirties negu aš, kas labai stipriai pasijautė, nes aš tai įsimėčiau tos smūgius gan greitai, o mano akim jis liko aktyvus iki pat kovos galo. Atsimenu, kad nuskambėjo raundas ir vos neiškirtau per ringo šoną, nes tiesiog visiškai nebeturėjau jėgų. Ir dar paklausiau pas trenerių, sakau, kas laimėjo. Jis sako, manau, kad jis, nes jis buvo aktyvesnis. Ir tada aišku, gal biškį liūdna pasidarė, bet aš šitą kovą, kaip, aišku, visada tu nori laimėti, bet po to reikėjo man pusvalandžio recoverio, kol aš atsigausiu, nes žmonės jau mane kalbino ir aš tiesiog kruvinas ir uždusęs gulėjau ant grindų ir tiesiog galvojau, atsipiskit visi nuo manęs, leiskit man pailsėti. Karočią, mane atpyzdino, aš pasirodysiu. Prasileido biškį porą smūgių, Galadas geriau papasakos, nes jis matė iš šono. Nieko neprasileido ir jisai ir priešininkas prasileido, prasivedam kovelę, ne fulę žaidžiam, fulfų melinių pas visus būna, viskas normaliai, varysim toliau, dabar sekantį kovą Utmui. Ne, šiaip maladėts, Karlis prasivedė va kovelę ir patirties geros gavo ateičiai, pamatė, kad trefkės nuo varžybų skiriasi. Ir judėsim toliau. Jo, gavau priešininką biškį labiau patyrusį už save. Tai davė lėt normaliai man, bet atstovėjau visus 3 raundus, tai čia man pergalėjau, atpiso man snukį, jau sakiau, karočią. Tai žodžiu, visi lankykit Pasadą treniruotės. Jeigu norit būti atpisinti, Jeigu norit atrodyti kaip aš, monstrai, nachui.